kažkuriuo metu tiesiog supratau, kad meilė sau tai yra būti ten, kur esi, jausti tai, ką jauti, kad ir kas tai bebūtų. Nelabai suprantu, apie ką jūs kalbate, man kas čia per klausimus. Suprantu, kaip, pavyzdžiui, kai, tu myli save tokią, kokią tu esi, o ne tokią, kad tada aš norėjau būti kaip tu, bet kažką darytum. Labai faina, labai graži, ir tiesiog pripažinti tokias, kaip esi, kaip atrodai. Galvoji apie ką tu gali daryti ir kaip tu realiai žinai, kaip gerai atrodai. Nėra skirtumo. Nėra. Aš nežinau, kaip reikia pasakyti. Jeigu jau stumi, tai nesakyk, oi, dabar labai negražu, bet stumiu ir vis tiek tada stumi, tai kam? Vyksta su kažko, savęs nerandu. Taip, blet, ir fuck you, come on, žinai, kokį nesąmonę. Tai taip ir sakyk, kad tau nepatinka su mani būti, žinai. Emilija, nežinau, ar yra net didelis tikslas, žinai, pabūt velnio advokatu, pagalvoti, kodėl jam taip galėjo būti. Man tik net įdomu, kodėl lyginus. Kodėl bai stengiasi gerai atrodyti, tu tiesiog būtų vienas žmogus pasaulyje, tai tau tikrai tai rūpėtų, manau, kad kaip tu atrodo, kaip... Kas yra tikėjimas? Sitikėjau savimi, kad aš šiaip galiu po kokios valandos ir aš turiu groti, aš noriu tapti kompozitoriumi, muzikantu ir vėl grojimu. Bet labai svarbu, man atrodo, jog, kaip ir minėjau, priimti save netikinti, priimti save negalinti, eiti, priimti. Eiti su to negalėjimu, žinai, kad aš negaliu eiti, man skauda kojas. Aš einu ir man skauda kojas. Gali mylėti kitą, jeigu nemyli savęs, bet bus sunki kelionė. Tu nori, kuo tu nesi. Noriu plaukų turėti, noriu bešlius didelius plaukus turėti, žinai. Ir baigi gerą pamoką gavau, kad iš tikrųjų daug kas vertina tave pagal išvaizdą. Ištrink šią tylą, nebandyk klysti. Noriu suklysti, ištrinti šią tylą, tiesiog pasakyti kažką vardan to, kad nebūtų tiesiog aktyvaus konflikto. Aš nežinau, ar mes iš viską nors pasiekėm, iš tikrųjų, tą meilį savo. Tai aš visą laiką meilę nemalonu. Kartą žiūrėdami kokį nors turinį, YouTube ar kažką, rašyti komentarą.